Tai labas merginos, sveikinuosi su jumis čia, prie tvenkinio. Vaikštau su mažyliu, galvojau pasijungsiu, papasakosiu, ką aš čia veikiu. Nu čia tai mes vaikštom, bet ką veikiu siuvinėjimo pasaulyje. Tai vis dar siuvinėju švyturį, jau gal kokias 4 dienas turbūt. Keletas dienų buvo nuo gruodžio pradžios, kad nesiuvinėjau, tiesiog nelabai laiko buvo. Kaip žinot, mažiukas pas mane auga, ant nosies jau 8 mėnesiai, tai jau ir šliaužiot pradėjo, jau daugiau priežiūros reikia. Kaip sakant, neužtenka tik paguldyti ant lovos ir pakalbėti su juo ten pabarškinti žaisliuką. Jau jisai nori veiksmo, nori judesio, tai va, reikia pasaugot labiau. Tai va, o grįžtant prie siuvinėjimo, nutrūko mano video. Tai kur aš baigiau? Grįžtame prie siuvinėjimo. Tai kaip sakiau, siuvinėjau švyturį. Ir va, tokia džiugi žinia, kad jau labai nedaug man liko, o liko tik tai bekstičas. Pagal sagą apie 500 kryželių. Kažkas tokio, gal jau šiek tiek mažiau. Jau šiandien pradėjau aš jį daryti, tai tikiu, kad šiandien ir pabaigsiu. Tai manau, rytoj, jeigu bus šviesi, graži diena, neapsiniaukia, tikrai jums parodysiu, pasijungsiu parodyti tą savo pabaigtuką. Tokį, kaip sakau, netikėtas pradėtukas ir labai greitas užbaigtukas gausis. Tai va, o kokie planai mano yra toliau? Tai žinoma, siuvinėsiu tigrą būtinai, nes reikia padaryti 1500 kryželių man šį mėnesį gruodį. Dalyvauju kryžiukų namuose tokiam atsiskaitime kasmėnesiniam. Tai va, šį mėnesį 1500, tai aš juos tikrai pasistengsiu padaryti. Va, tigrą imsiu iš karto baigusi švyturį. O toliau atsirinkau visus kalėdinius procesus žieminius, ką turiu. Ir manau, kažką imsiu iš jų siuvinėti. Nors iš tikrųjų, kas čia liko iki švenčių, tikrai nedaug. Šiandien yra gruodžio 8 diena. Tai liko laiko tikrai nedaug. Tai nežinau, kiek man pavyks, ko išsiuvinėti, bet planas toks, kad pirmiausia imsiu tigrą. Kas? Tuoj eisim, sustojom truputį, tai nerimsta, nori, kad važiuočiau. Tai ką, tai nežinau, tai tiek turbūt, o pasijungsiu namuose, kai jau būsiu baigusi švyturį ir parodysiu, kaipgi jis man ten pavyko. Tai va, dar truputėlį čia tokių vaizdų parodysiu, tikrai gražių. Graži ta mūsų Jonava, prie tvenkinio čia esu, čia dažnai ateinam pasivaikščiot. Tai va. O va čia gyvena Jonavos alpakos. Ten jas galima ten aukščiau pamatyti. Kai būna, aišku, šilta, ten jų aptvaras vaikšto. Tai va, tai tiek. Tai iki susitikimo netrukus. Labas merginos. Sveikinuosi su jumis po mėnesio. Šiandien yra sausio 9 diena. Ir Rasos dėka aš pradedu vėl filmuoti video. Nes Rasa prieš keletą dienų man parašė, tai kadagi video. O aš buvau nusprendusi kaip ir gal nefilmuoti, kažkaip nežinau. Gal atsibodo, gal perdegiau, nežinau kodėl. Bet užteko vienos Rasos žinutės, kad įsižiebtų kažkoksai noras vėl man pafilmuoti. Dar tiesa pasižiūrėjau keletą lietuvaičių merginų išėjusius naujus video sausio mėnesį, tai kažkaip užkabino, galvoju, reikia pafilmuoti vėl ir man. Tai filmuoju, tai kaip suprantat, visą gruodį nieko nefilmavau, bet tai nereiškia, kad nesiuvinėjau. Tai kaip ir minėjau praeitam gabaliuke, kur buvo video prieš tai, kad man liko
švyturį apie 500, man atrodo, sakiau, tų kryželių, tai aš tą pačią dieną jį ir pabaigiau. Bet vat kaip ir neparodžiau. Tai žodžiu rodau dabar. Štai mano gruodžio mėnesio pabaigtukas. Nu va, pasaka. Žinokit, kaip jis man patinka, aš parodysiu jums iš arčiau. Pažiūrėkit, kokie siūliukai. Čia tos spalvos. Dangus, pažiūrėkit koks. Atrodo, yra rožinių, alyvinių atspalvių, bet vat, gelsvas, nu toksai labai gražus. Ir va čia, man tai čia toksai ruduo. Čia va, atrodo tie lapai rudeniniai. Nors iš arti tai tokie kaip plėmukai, bet vat iš toli tas vaizdas. Ir tas takelis, tas va skardis į jūrą. Pasakiškas darbas. Va taip gal parodau iš visą. Nu labai man patinka. Šiek tiek liko man nuo lankelio žymės, nes aš jo neskalbiau. Pasižiūrėjus į sagą, tai gavosi 27 siuvinėjimo dienos. Aišku, ten buvo tokių dienų, kai aš išsiuvinėjau tik tai 50 kryželių, bet pagrinde 200-300. Tai galima sakyti, nežinau, labai pasistengus, tai čia jį galima išsiuvinėti ir labai greitai. Bet labai man patinka. Tikrai įsigysiu dar Dimo šitų švyturiukų. Noriu išsiuvinėti visą seriją, jų yra dar 4 tokie va mažiukai ir vienas didelis. Tai tą didelį Rocky Point taip pat siuvinėti planuoju kažkada ateityje. Tai va, nu gražus. Gražus pabaigtukas. Kaip jums? Nu labai. Nu tiesiog wow. Aš žiūrėčiau ir žiūrėčiau. Pastebėjote, aš kiekvieną savo darbą tiek, kaip sakant, tiek išgiriu. Nu, bet man patinka, nežinau, mano čia tokios tos emocijos. Nu, nuostabu, ką gali siūlai. Taip? Siūlai. Ką gali siūlai? Tiesiog siūlų gale. Gražius darbus mes darom siuvinėtojus. Aišku, gražius darbus kuria žmonės, o mes galime juos išsiuvinėti. Dėl to labai džiaugiuosi. Labai. Nenusibodo, dar man tai žinokit ne. Galiu žiūrėt. Žiūrėkit, kokie spalvų perėjimai. Nu tiesiog man. Nu labai. Labai. Tai va. O dabar dar parodysiu va, kiek pažiūrėkit siūlų liko. Tenais va yra, aš nukirpdavau siūliuką, kas lieka, ant kitą planšetytę tokią pasiėmiau popierinę ir ten užkabindavau. Tai va ten irgi siūlų likučiai, viskas sunumeruota pagal skaičiukais. Kai kurių spalvyčių tai čia tikrai labai daug liko, nu tikrai nemažai. Gal žalių mažiau matosi, bet žalių ant anos planšetės prikabinta likutis yra. Tai va, siūlų liko, užteko visko, viskas puikiai, aš medžiagos nieko nekeičiau, siuvinėjau ant originalios. Tai va, tai mano dabar planuose yra įsigyti dar 3 Dimensions petitus švyturiukus ir vieną po kito išsiuvinėti. Tik nežinau, gal jau taip nesiuvinėsiu, kad kaip va šį, kaip sakyt, įnikau aš į šitą darbą ir siuvinėjau jį ištisai. Galima sakyti, be pertraukų, kol pabaigiau. Tai va, galima sakyti, nu, apie mėnesį užtruko man šitas darbas. Bet labai gražus. Dar kartą pasikartosiu. Labai man jis patinka. Tai va, apie jį gal tiek. O ką dar aš siuvinėjau gruodį? Žinoma, siuvinėjau savo tigrą. Ir aš nepasiėmiau nei žirklučių, nieko čia jums ką parodyti. Nu, bet, kaip matot, jau
pradėjo matytis akys. Labai daug čia virš nosies siuvinėjau, užpildžiau, tos va šoninės vagelytės, čia žemiau akies, viskas čia mano padaryta gruodžio mėnesį. Tai čia yra virš 1500 kryželių, nes tiek reikėjo man atsiskaitimui kryžiukų namuose, tai aš tiek ir padariau. 1550, man atrodo, padariau. Tai va. Tai dabar sausį labai norėčiau jau užpildyti va tuos visus tarpus, kurie yra. Tai va, labai norėčiau va išsiuvinėti va iki va čia, va, kaip sakant, užpildyti va tą plotą ir tada galbūt jau perkelt lankelį į dešinę daugiau, kad kitą šoną išsiuvinėti. Ten aukščiau vėl tokia gėlytė bus. Tai žodžiu, gražuolis. Labai gražuolis. Ir žinokit, aš daugiau nieko nesiuvinėjau. Gruodį buvo mano tik tais vat tigras ir švyturys. Kaip aš čia gal padėsiu, kad matytųsi šiek tiek šone. Va, taip va. Taip. Tai va, siuvinėjau tik tiek, bet gruodžio gale, čia man atrodo tarp švenčių, jei neklystu, o gal dar prieš kalėdas, gi prisiminiau dar vieną savo hobį. Kažkaip netikėtai, nežinau, kaip man jisai čia taip šovė į galvą, bet pasiėmiau į rankas karoliukus. Ir parodysiu, ko aš pridariau. Vat. Tokią sagę esu kažkada jau siuvinėjus. Gal va taip, kad ne, čia geriau matys. Esu siuvinėjus. Čia irgi galima sakyti siuvinėjimas, tik ne kryželiu, o karoliukais, biseriu, kristaliukų prisiuvimas ir panašiai. Čia va yra sagės, nugariniai pusiai yra oda, viskas apsiūta tvarkingai karoliukais. Nu, čia toks kruopštus darbas, bet man labai patinka. Tai štai. Tai aš pakartojau tą sagę ir risas. Padariau netgi dvi. Jos kaip ir panašios, bet tuo pačiu ir skirtingos, kaip matot. Kai kurios detalės skiriasi. Bet šiti darbai niekada ir nebus. Pavyzdžiui, jei kažkas paprašytų pakartoti identišką, niekada nesigautų identiškai. Nes neišdėliosiu tų karoliukų kiekvieną kartą taip pat. Nes tai mažesnis, tai didesnis prisisiuva įvairiai. Čia tokia savotiška kūryba. Bet mane labai jinai atpalaiduoja, taip kaip sakyt, pasineri į tą karoliukų pasaulį ir mėgaujas. Tai štai, sagės tokios. Aš pati nešioju sages, gal nelabai dažnai, daugiau gal pavasarį, kaip pavyzdžiui, į paltuką įsisekti, į šaliką kažkokią. O jūs ar mėgstat sages ar nešiojat, parašykit kaip jums. Tai va, parodysiu. Va, štai dar tokia. Čia tiesiog improvizacija. Įdėsiu gal aš čia į šoną nuotraukytę, nes nepafilmavau proceso. Tai turiu keletą nuotraukų proceso, kaip, nes siuvinėjau irgi ant lankelio. Filcą užsidėjau ant lankelio, išsipaišiau su baltu tokiu tušinuku. Ir tiesiog siuvinėjau. Čia galima sakyti, šitas yra iriso turiu šabloną, kurį nusipaišau, o šitas yra tiesiog mano iš rankos pieštas. Čia net nežinau, koks pavadinimas, tiesiog žiedas. Toksai gėlės kažkokios žiedas. Tai va, ir sagytė, oda. Tai va. Štai toks. Nu ir paskui dar juoda tokia kolekcija. Tai va, taip ant šviesaus irgi padėsiu, gal geriau matysis. Tai va, čia man panašu į tokią tulpytę. Galbūt. Irgi labai gražiai atrodo. Tokie stambesni. Mano favoritė yra va ši sagė. Irgi oda nugarėlėje.
kokybiški šitie užsegimai, galiukas nedrasko rūbų, nes yra smailus ir kaip sakyt, nes būna tokie nekokybiški labai užsegimai ir sugadina rūbus. Pavyzdžiui, megztuko siūlą gali išpešti, o šitie tikrai labai gerai segasi, aš netgi sages seguosi į marškinukus ir kaip paskui išsegi, išskalbi, tikrai nelieka jokių skylučių nieko. Tai va, mano favoritė yra va ši sagė. Nu, labai jinai man labai patinka. Tai va tokia ir tokia. Vyrui ir mano vienam iš sūnų va šita labiausiai patiko. Nu, man tokia visai nieko irgi. Nu, visos jos fainos. Tai va. Čia mano toksai buvo, kaip sakant, tarp šventinis pabėgimas nuo kryžiuko prie karoliukų. Tai va. Nežinau. Nu, fainai. Kaip jums? Tai va. Dar kaip tik va tuoj išlukštensiu siuntą, užsisakiau iš AliExpress dėžučių. Nes labai noriu taip supakuoti jas, kad atrodytų prabangiai, gražiai. Tai užsisakiau ir šniūrelių, ir visko. Tai va, nežinau, va tuoj prakirpsiu, parodysiu, ką aš čia gavau. Na štai viską išsipakavau, kalbu tyliai, nes tam pačiam kambarį miega mažius, tai negaliu labai rėkauti. Tai va išsipakavau, užsisakiau 5 dėžutės, 3 tokias, tik labai keista, kad užklijuotas lipdukas. Aš labai tikiuosi, kad jisai nusilups ir neliks jokios žymės, nes kitaip, nu, nesąmonė. Čia tai viskas ok, va į celofaniuką dar tą į maišelį supakuoti ir tada lipdukas užklijuotas. Bet čia taip tiesiai ant viršaus man nelabai patinka. Dar prie šitų dėžučių užsakiau po maišelį, kad įdėt. Dar čia tokių lipdukų, tokių ženkliukų su thank you pririšt, kai supakuosiu. Ir štai tokią juostelę. Neatsimenu, kiek čia tų metrų, gal 5 kokie, gal 10 net, nežinau, nepamenu, tai žodžiu. Tai va, o dėžutės vidus atrodo taip, bet aš gal čia dėsiu tą šilkinį popierių dar, nežinau, nu pažiūrėkim. Man buvo esmė, kad tilptų šita. Nu va, telpa. Telpa šita. Taip atrodys šita. Nu, gražu bus. Žodžiu, pripakuosiu, jaučiu, reikės padaryti fotosesiją kokią. Ir įdėsiu nuotrauką į Instagramą, galėsit užeit pasižiūrėti. Tai va, tik sugalvosiu dar popieriaus šilkinio tikriausiai dėti arba tų specialių tokių popierinių drožlių, nežinau. Nes jinai, matot, jeigu siūsti, tai laksto po dėžutę. O aš norėčiau, kad jinai tvirtai įsidėtų. Nors čia, va šitas kaip išsiema, galima, va jau čia yra kažkokios skylutės papuošalui įtvirtinti. Čia, kaip suprantu, kaklo papuošalui patogu įdėti, paslėpti. Čia dar ir galima prakirpti ir tiesiog ją įsekti, prakirpus, kitoj pusėje užsekti ir tada įdėti ir jinai laikysis tvirtai. Ir nereikės nieko daugiau dėti. Va kaip idėja tokia. Nu, bet aš labai tikiuosi, kad tie lipdukai man nusilups gražiai. Tai va. Tai tiek dalykiukų, ką aš čia norėjau jums parodyti. O dabar dėl mano planų tolimesniems siuvinėjimams, tai net nežinau, ar aš čia kažką planuosiu ar neplanuosiu, kol kas nieko neplanuoju. Dabar pasiėmiau siuvinėti
kur yra peliukai ir kojinės, tą naujametinę lentyną siuvinėju. Jau 2 ar 3 diena. Bet greičiausiai čia jau galbūt parodysiu kitame video. Nežinau, planuoju. Parašykite, ar norėtumėt pamatyti visus mano darbus, kuriuos esu dabar pradėjusi. Manyčiau, kad gal reiktų tokį video ir nufilmuoti sekančiam kartui. Visus pradėtukus savo, tiksliau esamus darbus, kuriuos aš siuvinėju, ką turiu, planų 24 metams neturiu. Pradėtukų kol kas neplanuoju pradėti, nežinau, gal kokį pavasarį. Žiemą noriu 2 mėnesius, šiaip norėčiau bent porą darbų pabaigti iš savo turimų pradėtų. Tai žodžiu taip, parašykit komentaruose, ar norėtumėt pamatyti mano visus darbus, kuriuos aš turiu pradėjus. Jų berods yra, jei neklystu, 10 ar 11. Gal dar prie to pačio ir sandėliuką parodyčiau, kur tikrai jis nėra didelis, ten gal maks iki 10 rinkinių turiu, nes nei, man atrodo, lapkritį gal kažką ir pirkau, o gal ir nieko nepirkau, nebepamenu, bet gruodį tikrai nieko nepirkau ir dabar dar kol kas neplanuoju pirkti. Bet žinot, kai būna, kai pasakai, kad kažko nedarysi, būtinai padarai, o kai pasakai, kad kažką darysi, tada nedarai. Čia man su siuvinėjimu, tai žinokit tik ir taip. Nes kaip video pradžioj minėjau, kad gruodį noriu pasiuvinėti visus savo žieminius procesus. Ir nė velnio. Nei vieno žieminio aš nesiuvinėjau gruodį. Nei vieno. Nors visą krūvelę buvau susidėjus, pasiruošus, kad po truputį imsiu, nors po 500 kryžiukų. Nors 100 kryžiukų ant darbo padaryti, kad bent truputėlį pajudinti. Deja, man nepavyko. Tai va. Tai turbūt tiek jau čia prikalbėjau. Dabar galbūt prisėsiu iš karto sumontuoti ir paleisti į YouTube. Jums pasižiūrėti. Tai ačiū labai, kas buvote kartu, žiūrėjote. Dar kartelį palinkėsiu jums gerų šių 24 metų. Skirkit laiko savo hobiams, savo pomėgiams, nes tai yra mūsų atsipalaidavimas, pabėgimas, kaip aš sakau, nuo problemų, nuo kažkokių negatyvių minčių ir panašiai. To mums dabar tikrai labai reikia. Tad lygių ir gražių kryželių iki kito video. Ate.